Labas rytas. Gyvename paskutinės šių metų dienas, kai galime apžvelgti nuveiktus darbus, įveiktus sunkumus, pasidžiaugti pasiekimais ir pasveikinti vieni kitus. Šiandien lankysimės Kauno atkuriamojo Seimo aikštėje, kur dailiai padavinęs eglę įsikūrė ūkininkų turgelis. Pamatysime, kaip pagerbti verslui ir valstybei nusipelnę žmonės. Pasisveikinsime su Kalėdų seneliu, viešinčiu Kalėdų senelių sostinėje. Nuo praėjusio šeštadienio Kauno atkuriamojo Seimo aikštėje, kur dar prieškariu vykdavo įvairios šventės, turgus, įsikūrė ūkininkų turgelis. Ūkininkai ir Žemės ūkio kooperatyvo Lietuviško ūkio kokybė vadovai tikisi, kad pirkėjai pras prie šios vietos ir po kurio laiko turgelis taps didelę turgavietę. Veiklos daug ir svarbiausia, kad ta veikla duoda tam tikrų rezultatų. Tai visada yra smagu, visada yra gera matyti, kad tas darbas nenueina veltui. Tai ir šiai dienai mes stovim prie šitos gražios eglutės, iš tiesų tai yra turbūt pats šilčiausias dalykas, jeigu jinai ne pati gražiausia, tai jinai tikrai pati šilčiausia Kauno mieste, jeigu ne visai Lietuvoje, nes tikrai įdėjom ją daug ir darbo, daug ir meilės, tiesiog paprastos meilės. Ir mūsų naujas draugas Kęstutis tikrai iš tiesų virtuoziškai, labai gražiai išpjaustinėjo kartu su savo mama Vanda ir tikrai mums garbė didelė ir pristatyti Kauno miestui, miestiečiam būtent tokius dirbinius ir savotiškai parodyti, kad visgi mes visi žmonės galbūt turim tų trūkumų, nei vieno turbūt nėra tobulo, bet kiekvienas galim įdėti savo indėlį visuomeniai, savo indėlį kitiems žmonėm ir tai ir yra viskas apie žmogų. Todėl mes tikrai didžiuojamės tuo ir didžiuojamės galėdami tą pristatyti. Šiaip bendrai paėmus, ūkininkų tas judėjimas tikrai įgauna pagreitį. Mes nuo pat pradžių, kaip sakėm, tai ne per vieną dieną, ne iš naktį padaromas dalykas. Tiesioginiai pardavimai, ūkininkai vis daugiau pradeda perdirbti savo produkciją ir važiuoti tiesiai pas miestiečius, parduoti savo produkciją. Į tai reikia įdėti be galo daug darbo. Reikia juk ir perdirbti, reikia juk ir vežti, parduoti pačiam, be tų visų darbų, ką tu darai kiekvieną dieną. Ir ne kiekvienas galbūt ir ryžtusi, kiti galbūt ir šiek tiek baidosi tokių, kaip ir baisu, bet iš tiesų tai duoda savo tam tikrą net nesakysiu, kad pelną, bet tai apsimoka, ta prasme. Tai padeda lengviau išgyventi, dažnam ūkininkui. Tai yra džiugu matyti, kad atsiranda vis daugiau ūkininkų, kurie nori to užsiimti, nes laimi ne tik kad ūkininkas, kuris tai daro, bet laimi tuo pačiu ir kaimo žmonės, kurie dar papildomai gauna kažkokią ir darbo vietą tam pačiam kaime, kas yra be galo svarbu. Bet tuo pačiu didžiausias laimėtojas tai yra miestietis vartotojas, kuris turi galimybę įsigyti natūralių, šviežių produktų, tiesiai iš gamintojo. Ar dažnai perkate ūkininkų turgeliuose? Praeitą kartą pirkau šitą, kaip čia, česnakinę dešrą, man patiko. O taip tai, nusiperku. Gal jūs irgi ūkiškai gyvenat, ar ne? Kad ne, trečiam aukšte. Kokį pomidorą užsiauginat? Kad ne. Po langu 3 obelis pasodinom. Tai obuolių turėsit? Tai jeigu įsilaikys, tai užaugs, tai bus. Aišku, perkam ir valgom be abejonės patys pirmiausia. Į parduotuvės neinam praktiškai. Tikrai? Tai, ko nėra turgelį tą parduotuvį, bet šiaip viską, jeigu galim čia nusipirkti, tai visus produktus mintinai žinom viską išragavę, žinom kokybę, žinom natūralumą, tai net ranka nekyla kažkur pirkti kitur. Kiek sakėt pinigiukų? 4,90. Ačiū labai. Dėkui. Tikrai skanu bus, žinom. Viskų yra vyniotiniai, vytintos dešrytės, rūkytos, skilandžiai, šventėm labai. Jų seniai siunčia daug kas perka. Čia buvo seniau turgus. Ir skaitosi nori tą tradiciją tęsti toliau ir pradėti vėl iš naujo prekiauti. Ach, tai Mes šiandien pirmą kartą. Ką čia pardavinėjat?
Antis Iš kur tos antys? iš Vilkaviškio rajono. Patys užaugino? Taip, patys auginam daržovės, žuvis tai jau išbaigėm truputį anksčiau, tiesiog neištekom. Taip, turim tvenkinius ir daržovės auginam, uogas, vežiu smulkus šeimos ūkis. Turim visko, turim kiaulių, turim paukščių, turim daržovių. Tai kiek paukščių turit? Paukščių turim apie 100 gal ančių, žąsų 20, paskui vištų savo reikmėm, broilerių, kalakutų. Mes visą maistą auginam namuose. O žuvų? Žuvis? Žuvis, čia mes, kaip sakyt, brolis yra mėgėjas labai, ir žvejo dieną yra gimęs. Ir turim, kaip sakyt, mes ir verčiamės 2 šeimos. Brolis su šeima ir aš ir mama mano. Ir jų mamos sklype turim nedidelius 3 tvenkinukus, panašiai 30 arų. Ir turim, prasidėjo viskas nuo to, kad norėjom patys savo turėti geros žuvies. Ir pradėjome po truputį, paskui žmonės įsišnekė su savo klientais ir kažkaip užsimanė ir kiti. Tai va truputį, o dabar ir pardavinėjom. Mes dirbam, brolis, brolienė, aš, mano vyras, dar vaikas paauglys ir mama. Mes ir auginam tiek, kiek galim patys parduoti. Ir už tai turim ir gyvuliukų, nes yra, kada auginam daržovių, tai yra atliekinės bulvytės, yra morkytė, yra rungelukas, ką galima į savo produktus, nes savo produktai yra vis dėlto savo, ne parduotuvės. Mes į parduotuvę labai mažai kada ko užeinam. O pardavinėjate tik turgeliuose? Šitos sistemos ūkininkų turgeliuose. Mane, kaip pasakau, mane jau namuose laiko grinai realizavimų reikalais. Jūs pasiskirstė, vadinasi. Taip, nes ten jau mama, vyras va namuose, jie visi dirba, o aš jau daugiau mašiną vairuoju ir mieste turgelį prekiauju, kartais vaikas padeda, kaip tokių dienų būna, sakykime, sunkesnių, nes būna rudenį bulvės maišais, tai tiesiog, kaip sako, jėgos neleidžia, kad vienai parduoti. Tai va vyrai kažkiek padeda tada. Tai jūs 6 žmonės išgyvenat iš turgelio? Ir iš to, ką išauginat? Taip, nes mes dar auginam javus. Ne vien tik tai, nes mūsų praktiškai daržovės išeina iki 3 hektarų tame plote. Nes tiek galėsi parduoti pats be perpardavėjų, be neduodant kažkam kitam uždirbti. Ateinantis metai, 13 antroji pusė, mes pirmininkausim Europos Sąjungai. Tai tikrai ši produkcija pasieks Briuselį, tai čia be jokios abejonės, nes tai yra mūsų pasididžiavimas. Gal mūsų ir neprašys, bet mes patys vežtim, rodysim ir būtinai pasakosim savo tą istoriją, kas mes, kodėl mes tokie ir taip stengsimės būti unikalūs, taip stengsimės būti, kad lietuviai tai nėra tik tai europiečiai. Mesgi turim savo kultūrą, kurie labai didžiuojamės ir tik tai taip mes būsim įdomus. Todėl į tai ir norim atkreipti dėmesį. Štai taip 2012-uosius baigė Žemės ūkio kooperatyvo Lietuviško ūkio kokybė, ūkininkų turgeliai ir visi su juo susiję žmonės. O koks bus tęsinys, pamatysime jau netrukus 2013-aisiais. Nuo naujųjų metų įsigalios ES direktyva, pagal kurią kiaulių augintojai privalės laikytis naujų kiaulių gerovę užtikrinančių reikalavimų. Nauji gyvūnų gerovės reikalavimai įpareigos kiaulių augintojus pasirūpinti, kad paršavedės būtų laikomos ne atskirose, o didesniuose garduose grupėmis. Taip pat numatytas specialus grindų grotelių plotis. Dėl šių naujų gyvūnų gerovės reikalavimų kitąmet ES gali sumažėti paršavedžių bandų ir pasikeisti gamybos mastai. O Lietuvos kiaulių augintojai svarsto, ar padidinus plotą tvartuose vos pusę kvadratinio metro tikrai pagerės kiaulių gyvenimas ir mėsos kokybė. Kai kiaulių augintojai privalės papildomai investuoti, kad užtikrintų kiaulių gerovę, gali pasikeisti kainos ir prekybos centruose. Anksčiau netgi maži pasikeitimai kiaulienos pasiūloje sukeldavo didelių pokyčių visoje rinkoje. Kai nuo 2012-ųjų pagal sugriežtėjusius ES reikalavimus pradėtos taikyti vištų gerovės sąlygos, galutiniam vartotojui kiaušinių kainos išaugo daugiau nei perpus. Po pertraukėlės pasakosime, kaip pagerbti verslui ir valstybei nusipelnę žmonės, bei pasisveikinsime su Kalėdų seneliu, Kalėdų senelių sostinėje.